Šunų šeimininkams tikrai dažnai kyla klausimų apie pėdučių balzamus, tačiau atsakymai yra labai paprasti ir konkretūs. Tai iš tiesų pėdučių balzamas yra reikalingas visus metus, žiemą jis padeda apsaugoti nuo šalčio ir druskų, o vasarą nuo įkaitusio asfalto bei smėlio paviršiaus. Bet žinoma, dauguma šeimininkų pėdučių balzamus susidomi būtent šaltuoju sezonu, nes pastebi, kad po pasivaikščiojimų augintinis dažniau ima laižyti pėdutes, jos tampa šiurkštesnės, ar netgi pačio pasivaikščiojimo metu šuniukas pradeda dažniau kilnoti pėdutes, tarsi jausdamas diskomfortą einant. Dėl ko pradeda jausti diskomfortą? Iš tiesų, pagrindinė priežastis diskomfortui tai yra didelis temperatūrų skirtumas. Na, įsivaizduokite, jeigu tarkim tai yra šalta žiema ir mes iš lauko grįžtame į kambarį, tai tas temperatūrų skirtumas gali siekti netgi 30 laipsnių ar net daugiau. Mes juk ir patys pastebime, kad grįžus iš šalto lauko į kambarį mūsų veido oda tarsi ima tempti, ji tampa šiek tiek raudona. Na, tai lygiai tas pats efektas ir netgi stipresnis pasireiškia ir augintinio pėdučių odai. Na, o dar viena priežastis tai yra barstomos druskos, kurios vėlgi prisideda prie pėdučių dirginimo. Tai atsakant į žiūrovų klausimus, pėdučių balzamą reikėtų naudoti visuomet? Tikrai taip, norint turėti sveikas ir švelnes pėdutes visuomet, tai ir balzamą reikėtų naudoti reguliariai visus metus. Na ir geriausia tą daryti tiek prieš pasivaikščiojimą, tiek po pasivaikščiojimo. Taip užtikrinsite, kad augintinio pėdučių oda bus primaitinta, pridrėkinta, na ir jai taip pat bus suteiktas apsauginis odos barjeras. Tik labai svarbu, kad pėdučių balzamas būtų kuo natūralesnės sudėties ir pilnas ingredientų, kurie būtent ir suteiktų tą maitinimą ir drėkinimą. Kokia turėtų būti sudėtis? Tai skaitant etiketes ir renkantis pėdučių balzamą, venkite tokių ingredientų kaip glicerinas arba silikonai, nes jie suteikia tą dirbtinį lygumo efektą. Na, o vietoje jų geriau ieškokite balzamų su bičių vašku, natūraliais baziniais arba eteriniais aliejais, tokiais kaip kokosų, levandų, čiobrelių ar migdolų, nes jie ne tik prevenciškai apsaugos pėdutes ir jas pridrėkins, bet taip pat ir padės atstatyti jau pažeistų pėdučių odą ir suteiks tą reikiamą maitinimą.